Labas visiems, labas rytas. Pas mane ankstyvas rytas, pas jūs gal truputį bus vėliau. Nors vakarykštį istoriją įsikėlė tik tais į antrą dienos pusę. Ok, kas yra svarbu šiandien, kokia žinutė šiandien? Neužsisėdėkime ilgai. Kas yra svarbu šiandien? Kas yra svarbu šiandien? Pasiturintis vyras. Kas yra svarbu šiandien? Šeimos kambarys. Desperacija. Pagrindinis vyras. Kas čia? Namas. Kas čia? Lūkesčiai. Santuoka. Ir čia. Kelias. Okay. Pasiturintis vyras. Pasiturintis vyras. Penki skeptrai, karieta ir 8 monetos. Tai yra žmogus, kuris traukiasi nuo konflikto. Kas tai per konfliktas? Palaukit, aš kitaip sudėliosiu truputį. Šitus patraukiam. Man reikia matyti. Reikia matyti. Nežinau, jums, žin, ar matysis labai ta šviesa atsispindi šitose kortose. Ok, kas tai per konfliktas? 10 taurių, imperatorienė, 4 taurės, 5 kalavijai. Šito žmogaus nepriima moteris, kuri turi laimę. Nežinau, kaip tai suprasit ir kaip tai reikėtų suprasti. 10 taurių yra didelė laimė. Ji sėdi tame soste ir ji nepriima to žmogaus. Ties ko jis dirba? 8 monetos. Manifestuoja. 9 taurės. Jis nori iš 10 taurių pasimti bent 9. Bent, ne tas žodis tikriausiai. Iš 10 taurių pasimti 9. Kas yra 9 taurės šiuo atveju konkrečiai? Skeptrų pažas. Tai gali būti vaikas, tai gali būti kažkokia idėja, licenzija, paskutinysis teismas. Žinot, ką tai primena? Viskas, ką aš dėl tavęs padariau, tu turėtum būti man dėkinga. Namas, kas tai yra namas? Kas yra namas? Prie jo. Ta kartelė. Namas, jo erdvėj, kas tai?
8 skeptrai. 5 taurės, tas pats išlindo, ar ne? Saulė. Pasaulis. Užsidaro. Ir čia užtemimas yra. Kada yra užtemimas? Šeštadienį, sekmadienį? Kas užsidaro čia? 5 monetos. 2 monetos, kalavijų pažas. Aš vis dar nematau. Aš nematau kažkokios detalės. Mes turim vėžį, dvynius, skorpionas, svarstyklės, jautis, liūtas. Kur yra problema su namu? Kur yra problema su namu? 10 monetų kontrakte. Kas konkrečiai kontrakte yra negerai su namu? Monetų karalienė, 2 taurės, 7 monetos. Dar kartelį, kas konkrečiai yra negerai? Paimkim kitą kaladę šitam klausimui. Toks jausmas, kad kažkas susijęs su pinigų panaudojimu. Kas konkrečiai šitam kontrakte yra negerai? Kalavijų karalienė. Kas negerai šitam kontrakte? Kažkas yra teisiškai negerai. Kažkas pasinaudojo kažkieno palikimu arba kažkam kitam priklausančiais pinigais ir panaudojo savo patogumui. Tai gali būti palikimas, apie kurį buvo neinformuota ir palikimas praėjo laikas ir palikimas buvo panaudotas. Tai gali būti kam priklausė pinigai? Kalavijų pažas vaikui. Ar buvo informacija, kaip čia dabar suformuluoti klausimą, ar buvo informacija perduota tam, kam ji turi būti perduota? Bokštas, kalavijų riteris, kas tai? Monetų riteris. Velnias. Ne. Buvo sustabdyta. Iš labai greito judėjimo tie pinigai judėjo ir sustojo. Velnas yra Saturnas, tai yra labai... Tai yra žemė, gili žemė ir jinai labai lėtai juda ir jinai labai lėtai keičiasi, kartais iš vis nesikeičia.
Kas yra šeimos kambarys? Žinė, 7 kalavijai. Kas tai? Kažkas pasislėpė. Ta investicija nuėjo slapta. Buvo nuslėpta. Lūkesčiai ir santuoka. Lūkesčiai ir santuoka. Lūkesčiai, kad įvyks pokytis, bus laimėta santuoka. 4 kalavijai. Karieta. Kodėl mes matom kitą kaladę? Kodėl mes matom desperaciją, nusivylimą? Kodėl mes matom desperaciją ir nusivylimą? Yra norima kažką paslėpti. Ką jisai nori paslėpti? Ką jisai slepia? Ką jis nori paslėpti? 10 monetų. Jisai slepia pinigus, nes jisai juos panaudoja. Kieno tie pinigai? Dar kartelį. Kieno tie pinigai? Kieno yra pinigai? 6 monetos, 5 kalavijai. To, kam jis nenori jų duoti. Jis nenori dalintis. 6 monetos yra dalybos trupinimas, 5 kalavijai negausi. Gali būti, kad yra slepiamas nėštumas. Kas čia yra šitoj pusėje? Kas yra šitoj pusėje? Man truputį atrodo, kad čia yra kažkas kitas. Kas yra čia? Šeimos kambarys, lūkesčiai ir santuoka. Monetų karalius. Ne, čia tas pats. Ar lūkesčiai išsipildys? Į kur eina šitas žmogus? Į kur eina šitas žmogus? Jis sulaiko tiesą. Kas yra desperacija? Kalavijų karalienė. Pasaulis. Nežinau, ar jums matosi. Kas laukia pasaulį užsidarius. Kelias, į kur veda kelias.
Ok. Yra slepiama tiesa. Jinai yra sulaikoma. Kas yra monetų karalius? Aš maniau, kad tai yra tas pats. Tai gali būti tas pats, paklauskim. Kas yra monetų karalius? Kalavijų pažas įsimylėjėliai. Tai gali būti dvyniai. Tai gali būti kitas žmogus, kuris stebi arba tyria šitą situaciją. Yra sulaikoma tiesa kol kas. Kodėl yra sulaikoma tiesa? 8 skeptrai. Vyksta komunikacija. Kodėl yra sulaikoma tiesa? 3 skeptrai, 2 taurės. Aš matau situaciją, kur yra situacija, kur vyras nėra paleidžiamas nuo kažkokio buvusio kontrakto. Jis nėra paleidžiamas, nes jis turi daug turto, nekilnojamo turto galbūt. Ir kažkas manosi to nusipelnę, kažkas manosi, kad tai turėtų būti padalinta. Šitas žmogus galbūt netgi bijo, negaliu sakyti, kad bijo. Gali būti, kad šitas žmogus nekomunikuoja arba neina į santykį, todėl kad žino, kad jeigu paaiškės kažkas, kažkokia informacija apie jo kuriamus naujus santykius, apie jo interesą, kažkokį simpatiją ar ne, labai greitai tai bus išsiaiškinta ir iš karto bus pakišta po ratais. Galbūt tai ne pirma situacija. Iš kitos pusės aš matau situaciją, kurioje mes matom konfliktą tarp vyro ir moters. Šiuo atveju moteris yra tarsi už uždangos, mes jos nematom, šičia ką aš išdėsčiau, mes matom giliau detalės, ką jis slepia. Ir jis gavęs kažkokius pinigus, palikimą, dar kažką, yra investavęs kitur. Ir jis nenori jais dalintis, ir jis nenori, kad apie tai būtų sužinota. Ta tiesa yra slepiama. Bet jie ateina. Tiesa ateina. Gali būti, kad tas žmogus tą tiesą bando glazuruoti iškeliamo kažkokiu konfliktu. Sustrateguotų kažkokiu ėjimu. Greitos piršlybos, greita santuoka, nėštumas. Realiai aš matau, kad jo kelyje daug kas yra tik žaidėjai. Tam, kad paslėpti tam tikrą tiesą. Bet tiesa išlys iš urvo. Dar kartelį pažiūrėkim, kas yra čia, nes dėmesio nebuvau visiškai pilnai sufokusavus ir ne visiškai gerai matau, kas yra desperacija ir kelias. Desperacija, nerimas, beviltiškumas. Kas tai yra? 7 monetos, monetų pažas, taurių riteris,
kantrybės, saikingumas. Fortūnos ratas. 2 monetos, 4 kalavijai. Žinia, monetų riteris. Oi, kas čia? Popiežius apsivertė. Man toks jausmas, kad gerai, kas pasikeis? Velnias. Tai reiškia, apribojimai pasikeis. Gerai, pabandysiu dabar paaiškinti, ką aš matau. Jeigu jūs esat, aš matau moterišką energiją, jeigu jūs esat situacijoje, kurioje niekas nejuda, jūs įstrigusios ir atrodo jums tarsi niekas nejuda, nevažiuoja, tai pajudės į priekį. Kažkas pasielgia neteisingai. Kaip pasikeis, kas įvyks? Kalavijų tūzas, tiesa išlys iš maišo. Ar iš kažkur kitur, kur jį buvo padėta. Kelias. 10 taurių. Skeptrų karalienė, 9 skeptrai. 3 monetos. Magas. 8 kalavijai. Kabintasis, 8 taurės, imperatorienė, 6 skeptrai. Ok, kad ir kokia tai situacija bebūtų, jeigu kažkas buvo padaryta neteisingai ir ar jūs buvot gąsdinti, ir aš turiu omeny gąsdinti tikrom, realiom priemonėm, ne tai, kad žodžiais ar ne konflikto metu pasakai ten kažką, bet realiai, ta prasme, priemonėm arba buvo imtasi veiksmų jūs įbauginti. Tiesa išlys iš maišo. Tas, kas kultivuoja toksišką tamsią energiją, bus pamatytas, jeigu atvirai. Ir su šita kelio korta aš labiau matau, kad bus jūsų kelio pokytis. Jūs pakeisit savo kelią. Gali būti, kad galbūt eisit su vienu žmogum ir po to pamatysit, kad visiškai kitaip, galbūt bandysit gintis patys, bet tada ateis kažkas, kas jums padės. Iš esmės, jūs einate į pergalę, viskas bus gerai. Oi, kaip painu, net nežinau, ką čia klausti dar. Ar yra dar kažkas, ką reikia patarti, pasakyti? Santuoka, pauzė, melskitės, lyderis, stebuklas ir pailsėti. Jo, jūs turit pasitikėti visata. Jūs turit pasitikėti visą tą, jeigu jūs esat lyderis šiuo atveju, galbūt mokytojas, galbūt vadovas, galbūt. Ir čia mes turime omeny tikrą lyderį, ne poziciją ant lapo, bet praktiką. Ar ne?
veikit šviesioj energijoje, šviesioj vibracijai, nesimkit paskalų, nesimkit kažkokių tamsių metodų, viską darykite šviesiai. Melskitės ir leiskit savo to pačiu pailsėti. Okay? Man toks jausmas, kad ta santuokos korta ir santuoka, ką mes matėm pirmais, yra labiau apie tai, kad jūsų prisiimta misija, jūsų bandoma kažkokia meistrystė, kurios jūs ėmėtės, tai yra jūsų santuoka su visata. Tai yra jūsų kontraktas su visata ir jums tiesiog reikia tai daryti, visa kita susidėlio savaime. Aišku, nepamirškit, kad patys vedat šitą procesą ir jūsų energija nulemia irgi rezultatą, ar ne? Ok, užtiek šito trilerio, einu pasižiūrėti, galbūt dar bus kažkokių žinučių, tai ramybės, balanso ir ate.